Labas visiems, šiandien žinokit turiu dar vieną subscription box, vadinamą surprizų dėžutę. Ir šį kartą vėlgi nebus nei grožis, nei mada, nei kažkokie aksesuarai. Aš tiesiog galvoju, kad įdomiau šiek tiek paįvairinti ir kažką kitokio įdėti taip pat į mano kanalą, kad visiems būtų įdomu. Ir apie ką aš čia kalbu, tai šiandien turiu štai tokią dėžutę, kuri vadinasi Vault Life ir tai yra Disnėjaus surprizų dėžutė. Kas dar nežinot, aš labai mėgstu Disney, aš labai mėgstu jų filmukus, filmus. Japonijoje buvau Disneylande, žiauriai patiko ir tikiuosi, kad vėl kada nors sugrįšiu. Žodžiu, tuo klausimu esu kaip mažas vaikas ir man labai patinka. Ir kai suradau, kad jie turi tokią kaip ir subscription box, tai iš tikrųjų labai apsidžiaugiau ir galvoju, tikrai būtų įdomu pabandyti užsisakyti ir pasižiūrėti, ką rasiu viduje. Ir šita dėžutė yra, jeigu neklystu, pati didžiausia, vadinama Magic Plus. Ir kas man patiko, kad galima pasirinkti amžių. Tarkim, yra kur visai mažiem vaikam, kur yra paaugliam ir kur yra tokiam suaugusiam, kurie yra dar šiek tiek maži vaikai galvoje, kaip ir aš. Tai 18+. Tai vat aš būtent tą dėžutę ir pasirinkau. Ir labai įdomu iš tikrųjų, kas bus viduje, kadangi dėžutės kaina yra pakankamai didelė. Yra $58. Tai aš galvoju, kaip už tokią subscription box yra šiek tiek brangoka, bet pasižiūrėsim viduje, galbūt tikrai yra labai gerų ir gražių daiktų. Tai va, kaip matot, viskas yra užpakuota, aš turiu žirklutės ir dabar viską atpakuosim kartu ir pasižiūrėsim. Viskas į plastiką supakuota gražiai. Aš žiūrėjau internete praeitas dėžutės, tai bent jau praeitose tai buvo daug visokiausių gražių dalykų. Ai, čia net neužklijuota. Čia turėtų būti užklijuota, bet neužklijuota. Ir štai žiūrime, kas yra viduje. Va, kaip gražiai viskas atsidaro. Čia yra parašyta, kad kažkoks konkursas, žodžiu, gali laimėti awesome prize. Čia paskui pasižiūrėsiu, kas tai yra. Ir dabar pasižiūrėsiu, ką jie čia įdėjo. Tai pirmiausia yra štai toks lapas. Ir žiūrim, kas čia parašyta. Thank you for being a part of a Vault Life family. You're great. See you next month. Tai va, čia parašyta labai gražiai, kad ačiū, kad esate dalis Vault Life šeimos. Tu esi puiki, pasimatysim kitą mėnesį. Tai va, ir čia surašyta, man atrodo, kas yra viduje. Štai, tai mes dabar tuoj viską ir pasižiūrėsim. Ir pats pirmas dalykas, ką matau, tai yra štai toks didelis blizgantis popierius. Ir aš net nežinau, kas čia yra viduje. Man atrodo, kad reikia man, žinokit, žirklučių. Pasidėjęs į šoną, bet žiūriu, kad be reikalo. Ir viduje yra štai jau kas čia yra. Tai pasižiūrėsim. Magic Band, Holes ar Magic Band. Magic Band, tai man atrodo, kad čia yra kažkokia kaip ir apyrankė. Vat kitoj pusėje yra, aš jums dabar įdėsiu nuotrauką, tai galite iš arčiau pasižiūrėti, prie kurios gali prisidėti štai šitus 3 gražius Mickey Mouse'us. Aš šitos apyrankės neturiu, tai aš galbūt sugalvosiu, kaip kitaip juos panaudoti. Ir pasižiūrim, kaip čia jie viduje atrodo. Čia yra štai su tokiais mažais pipsiukais ir turėtų įsidėti. Žodžiu, kažką tai sugalvosim kito, nes tiesą pasakius net nelabai ir žinau, kas tai yra. Jeigu žinot, kas yra Magic Band, Magic Bandits, tai parašykit komentaruose. Toliau yra daug štai tokių juodų popieriukų supakuota. Ir pats pirmas dalykas, žiauriai fainas. Pažiūrėkit, kaip gražus Tinkle Barrel. Taip, ne vadinasi, jeigu neklystu. Ir tai yra viskas iš stiklo. Štai ir ant štai tokios grandinėlės. Žiauriai gražus dalykas. Vien tik tai šitas, man atrodo, vertas užsisakyti. Labai patinka.
pas mane kambaryje atsidurs kažkur tais ant sienos. Tikrai labai labai gražus ir labai tvarkingai padaryta. Nu, idėja, žodžiu, super. Man žinokit, tikrai patinka. Net negalvoju iš tikrųjų, kad tokių gražių dalykų atsiūs. Kažkaip galvoju, kad bus koks nors įdėtas puodelis ir koks nors raktų pakabukas. Aha, ir dar matau, čia yra kažkokia kaip mini kortelė. Pabandysim išimti. Nenoriu jinai būti išimta, kaip aš matau. Va, štai yra Disney by Brito. Ir čia yra žmogaus, kuris piešia šitą dalyką detalės, tai yra Romero Brito. Taip, jeigu teisingai perskaičiau, tai va, yra štai tokia kortelė. Oi, nu tikrai labai fainai, šitas dalykas man labai, žinokit, patinka. Super. Žiūrim, kas čia dar yra. Kaip čia dar visko yra pasislėpę iš tikrųjų. Tai va, pirmas daiktas yra, štai yra tokia stiklinė. Labai keistas dydis. Būtų šiek tiek mažesnė, tai sakyčiau, kad yra šotas stipriem alkoholiam gerti. Būtų šiek tiek didesnė, tai sakyčiau, kad yra sultims. Dabar, nežinau, kažkam galbūt kitam, galbūt kokiam nors mini kokteiliams. Bet stiklinė labai faina, parašyta Stitch. Ir štai nežinau šito herojaus vardo, tai žinokit, negaliu pasakyti, bet tikrai labai faina. Ir va, kitoj pusėje parašyta Disney. Labai superinis dalykas. Gera labai iš tikrųjų idėja. Žiūrim, kas dar čia yra toliau. Aha, dar toliau matau raktų pakabuką. Šitas taip pat yra su Tinkerbell. Turbūt aš neteisingai tariu, bet žodžiu kažkaip panašiai jinai vadinasi. Labai fainas yra šitas plastikinis ir viduje yra jos nuotrauka. Abiejose pusėse, kaip matot, yra tokia pati. Ir štai toks yra didelis žiedas prikabinti raktams. Tai šią tikrai naudosiu, prisikabinsiu, nes šiuo metu prie savo raktų neturiu jokio pakabuko ir aš visada mėgstu kažkokiu pakabuku prisikabinėti. Tai va, bus labai gera idėja. Pirmas žingsnis į mano naują braziliškų raktų kolekciją. Ir dar kažką tai aš čia viduje matau. Taip, čia yra pieštukai. Šitie yra su Mickey Mouse'ais ir Minnie Mouse'e. Štai. Jeigu gerai suprantu, tai man atrodo, kad čia yra tiesiog paprasti pieštukai. Taip, nespalvoti, ne jokie, bet tokie dalykai aplink namus visą laiką man susinaudoja ir kai jie yra super mieli, tai yra iš tikrųjų dar geriau. Tikrai labai fainai, man patinka. Ir žiūrim, ar dar čia kažkas tai yra, ar čia jau, dar žiūrėkit, visko čia radau. Jau galvojau, kad viskas. O, žiūrėkit, koks jį fainius daiktas. Šito herojaus taip pat nežinau, žinokit vardą, bet labai mielas. Ir parašyta Disney Tsum Tsum. Štai čia. Ir viduje yra, žinot, tie tokie burbuliukai, kur būna. Nėra kažkokia medžiagytė, bet tie burbuliukai tokie, tai labai fainai tokį daiktą minkyti. Labai mielas, tai šitas pas mane turbūt atsidurs ant stalo. Labai aš mėgstu, žinokit, pliušinius žaislus. Pas mane aplink namus visokių pliušinių meškiukų yra pridėta ir net pas mamą yra palikta visokiausių pliušinių žaislų, kurių niekaip negaliu niekam atiduoti, nes galvoju, kada nors pasidėsiu kur nors namuose. Tai va, tai man tokie daiktai patinka ir žiūrim, ar dar čia kažkas tai viduje yra. Labai daug šitų juodų popieriukų ir paskutiniai daiktai, jeigu neklystu, tai šitas yra Walt Life Tutti. Tai štai, tai čia yra, man atrodo, tokia ale kaip puzlė. Tai čia jau yra visai mažyčiam vaikučiam, čia tiesiog jie turbūt taip įdėjo, nes čia va tiesiog yra iš 6 dalių. Štai vienoje pusėje, kaip matote, yra toks paveiksliukas, o šitoje pusėje yra toks. Aš jums vis kišu arčiau kameros, bet man atrodo, arčiau kameros nieko nesimato, nes mano kamera nefokusina. Tai man reikia taip iš toliau iš tikrųjų rodyti. Ir pats paskutinis dalykas, tai kad pasaldinti kiekvieną dieną, tai yra saldainis. Aš kaip žinot, be cukraus negaliu gyventi, man kiekvieną dieną reikia kažkokių saldainių, sausainių, kažkokių saldumynų. Ir šitas yra su žuvyte Nemo.
Ne, bet rašo Finding Dory. Nu, žodžiu, nežinau, žinau, kad visos istorijos, žinau tik tai žuviuką Nemo. Tai va, tai galbūt čia yra kita žuvytė, bet žodžiu, štai toks yra saldainis ant pagaliuko. Nu, ir jeigu neklystu viskas, nes, kaip sakiau, labai daug yra štai šito daikto pridėta, tai iš tikrųjų labai fainas siuntinys. Visas šitas smulkmenėlės tai galbūt nebūtų vertos tikrai tokių didelių pinigų, bet aš manau, kad vien tik tai šitas daiktas tikrai yra vertas. Ir bent jau man asmeniškai labai patinka, aš pirmą kartą užsisakinėjau iš jų. Tai tiesą pasakius, bent man asmeniškai dėžutė labai patiko ir tikrai nenuvylė. Ir su mielu noru užsisakinėsiu dar ir dar kartą ir labai iš tikrųjų nekantrauju, kas bus kitose ateinančiose dėžutėse. Bus galbūt vėl kažkokių gražių daiktų. O šiandien jums kaip visą laiką labai ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad patiko mano filmukas ir pasimatysim mano kituose video. Iki!